A tu tikra? Ar tikra? Aš dar klausiu. Atsimeni, mes pirmą kartą susitiko, man atrodo, pas Oksaną. Taip, o tada aš dar tave mačiau koncerte ir pamojavai man nuo scenos. Ai, jo. Čia šventoj. Aha, taip. Ir aš galvoju, kaip aš norėčiau tave pačiupinėti gyvai. Ir dabar aš negaliu patikėti, mes sėdim čia, mažiek rankos dreba. Man realiai dreba rankos, nejuokauju. Aš tiek laukiau tavęs ir noriu tave, žinai, kai išpurtyti iš jų. O esu kokia tu šalta? Šalta, žinok, karšta širdis. O aš karšta. Aha, iš tikrųjų. Žinau dėl ko. Tai nuo to ir pradedam sprogdiniai čia visus socialinius tinklus ir Instagramą ir žiniasklaidą su savo nauja meile. Kaip jauties? Labai gerai. Labai gerai jaučiuosi ir, nežinau, mes gerai jaučiamės. Visi aplinkui tik tai stebisi, bet mes labai gerai. Jūs ir labai gerai ir atrodot, ir save, kaip čia, ištransliuojat. Ir, žinok, ar jūs nuotraukoje tyliai, ar jūs kažkur straipsnėje tyliai, bet tokia meilė jaučiasi. Aš žinok, žiūriu ir... Nu, mes, jeigu taip atvirai, tai irgi patys stebimės, kad taip kaip iš giedro dangaus. Sprogo. Tai, bet, smagu iš tikrųjų. Iš to, kur sakiau, kad daugiau jokių santykių nebenoriu ir gyvensiu viena, per vieną, praktiškai dieną, viskas pasikeitė. Tai smagu. Kadangi pradėjom nuo dabar meilės ir gražaus to etapo, aš noriu tave sugrąžinti tą praeitį. Į kurią? Iš tikrųjų visiškai nesvarbu į kurią konkrečiai, bet noriu tavęs paklausti, ar kažkada, nesvarbu, ar tai yra partnerio santykiai, ar tai yra draugų santykiai, buvo praradimų, buvo, kaip čia, išdavyšių, nebūtinai neištikimybė, čia ne apie tai. Tai ką tu išmokai iš tų sugriuvusių santykių, ko nebekartosi naujuose santykiuose su draugais, su mylimaisiais, apskritai darbiniai, čia gali viską imti, kas tave labiausiai palietė, kur tu sugriuvai ir ko nebekartotum. Tikriausiai visi gyvenimo kažkokie įvykiai jie palietė ir taip toliau, bet labiausiai, ką aš atsigręžiau, tikriausiai tai į save. Ir aš taip pabrėžiu, 23 metų pabaiga, 24 metų pradžia ir visur aš ją kartoju tą frazę, bet man iš tikrųjų šitie metai, jų pabaiga ir pradžia taip įsiminė, nes tada supratau, kad reikia mylėti save, statyti į pirmą vietą, nes aš tokia esu labai prisitaikanti. Aš save pametu, pamirštu, nustumiu į šoną, aš sutinku, taip gerai, aš nenoriu ginčytis ir paskui pradėjau jausti, kad mane tai labai slegia. Pati viduje išgyvenu ir galvoju, o kodėl aš turiu lipti savo per galvą ir tenkinti kitus, sakykim. Nes nori būti gera mergaitė ir patogi kitiems. Ir iš tos pusės ir tokia, nemėgstu aš ten išsakyti savo nuomonės kažkaip, turiu aš ją aiškę labai, bet suprantu, jeigu kito žmogaus yra visai kita nuomonė, aš patylėsiu, nesakysiu, man ginčytis, aš žinau, kad nepakeisiu tos nuomonės, o man čia įrodinėti nėra tikslo. Tai taip ir gyvenau visus tos metus, o kažkaip nusprendžiau, kad viskas. Dabar mano laikas, sakau, ko aš noriu ir gyvenu dėl savęs, ne dėl kitų. Tai apie tą liniją ir dėl savęs, ne dėl kitų, tu esi žinoma moteris, į tave stebi tūkstančiai akių. Tu kiekvieną dieną daliniesi savo gyvenimu ir visko ir gauni tikriausiai atgal, nes skaičiau paskutinius straipsnius ir kai kurios komentarus, svetima gėda iš tikrųjų apima. Tai kaip tu su tuo tvarkaisi? Nes asmeninis gyvenimas ir viešas gyvenimas, kur ta riba ir ką tu duodi, ką tu leidi sau duoti ir ko tu neleidi sau duoti viešai. Aš kartais nesuprantu to, kad mane stebi, mane mato, kad kiekvienas stebi. Kaip ir žinau, kad jeigu pasidalinsiu kažkokią nuotrauką, kad galimai išeis straipsnis kažkoks. Tai kaip ir tos tokius mechaninius dalykus žinau, bet jausminė prasme, einant kažkur ar gyvenant gyvenimą, tu juk negalvoji, kad dabar aš čia su kažkokie ten matom ar panašiai. Tiesiog nemastau apie tai. Aišku, paskutinius komentarus ir man teko paskaityti, nes buvo įdomu. Tai, ką aš galiu pasakyti? Bet tavęs tai nežeidė, nepalietė? Man juoką kėlė. Ką man gali pensininkė pasakyti, nusivalyti voratinklius? Man tokie, juoką kelia, bet aišku, iš tikrųjų, jeigu būčiau šeimos narys, tai būtų didžiulė gėda iš tikrųjų už tokią močiutę, už tokią giminaitę. Tai,
kam kalbėti, kam patylėti iš tikrųjų reikėtų. Tai aš taip mėgstu kartais įsivelti į tuos komentarus, pati atsakyti, juoko prasme kažkokią. Tai darau labai retai, bet Darai man gerai. patinka, man Darai tokia kaip gerai. žaidimo forma. Tai Aš tave kasdien stebiu ir dabar, bet kodėl susijokiau, nes tu taip moki subtiliai, taktiškai pastatyti į vietą. ne visada taktiškai, gali mane aišku ir išprovokuoti, taip atrodo gal rami. Aišku, mane išvesti iš kantrybės tikrai reikia laiko, bet jeigu jau išveda, tai tada jau laikykitės. Laikykit mane. Tada jau septyniese. laikykitės. Jeigu tikrai pagausiu ant tos nuotaikos, kad aš, nežinau, sudirgusi esu iš aplinkos, tai čia paskutinis lašas kažkoks komentaras, tai galiu išsilieti, pavyzdžiui, ant to žmogaus. Bet kad į širdį priimčiau ir kad ten verkčiau, Dieve, kaip apie mane galvoja, tikrai taip nėra. Niekada taip nebuvo. Nežinau, iš kur pas mane tas, bet niekada gyvenime, kiek aš jau esu viešumoje, 10 metų, tai tikrai, tai nei karto nesuverkusi, kad dabar mane taip pavadino. Neverkusi viešai, bet ar verkusi niekam Ir nematant? namuose neverkusi, apie tai ir kalbu, kad Tu tokia stipri, kad tu... man kaip vanduo nuo žąsies, kaip sako. Nežinau, aš žinau, kokia aš esu, man rūpi mano ratas, mano pagrindiniai draugai kažkokie, ar ne, ten draugės, šeimos nariai, tėvai, viskas. Aš nesiorientuoju, aš nematau net jų. O kaip tu tokia stipri tapai? Kas tokio atsitiko tavo gyvenime, kad tu tas taškas, lūžis, kaip tu tokia stipri tapai? Aš tokia tikriausiai visada buvau. Gimei tokia? Manau, kad jo, mano mama tokia visai stiproga, sakyčiau. Tėtis policijos pareigūnas, prabuvęs 30 metų, aš pati norėjau stoti į policiją, būti kriminalistė. Tai nežinau, gal charakterio kažkokios savybės mano yra. Žinok, dabar, kai pasakai kriminalistė, tu man tokia ir atrodai, tokia, tikrai galėtum būti labai griežta, tokia su Aš lazdele. labai norėjau, bet tėtis neleido, nes sakė, psichologiškai labai gali pažįsti, bet tikriausiai dėl dukros pergyvenu. Nežinau, kad aš stipri psichologiškai. Aišku, visokių tų dienų yra buvę per gyvenimą, kad tikrai buvo ir sunkių akimirkų, ir pavirkiau, ir visko. Bet kažkaip nesenai irgi diskutavom su vienu žmogum, tai kad tiesiog, nežinau, gali ten išsiverkti vieną dieną ir mane motyvuoja, mane nesėkmės motyvuoja, kažkokie nepavykę santykiai iširė, man generuoja mintis, ką dar daryti, ką dar. Ir aš tada atrodo šaunu į viršų su idėjom. Kai aš esu komforte, kai man viskas faina ir gerai, man faina ir gerai, bet tada ir atsipalaiduoju. Tokia. Labai šitas geras, labai užsirašyti dideliausiam raidėjim, iš tikrųjų reiktų visoms moterims, kurios, po skyrybų griūna gyvenimas, nebežino ką daryti, tai ką tu joms pasakytum, palinkėtum, kai tikrai po skyrybų griūna finansinis gyvenimas, emocinis, viskas. Ką daryti? Visų pirma, tai mane mama iš tikrųjų mokino visą laiką taupyti pinigus, bent jau po 5 ar po 10 atsidėti, kažkur užsikišti už piniginytės, ten tų skyrelių. Tai aš aišku ir dirbau, daug kas nežino ir aišku, ką čia nepasakosi, kad daug ką dirbus ir prie gėlių, ir auklė, ir skrajutes, ir atsimenu prie koncertų salių, vykdavo koncertai, ten Radžis koncertavo, dar kažkas Radžiui kažkaip labiausiai įsimenu, kad mes tiesiog prie įėjimo durų žiūrovam dalinom skrajutes, kad dalyvautų ten žaidime ir jau už kelių minučių jis turėjo išeiti į sceną. Ir kai pagalvoju, dabar aš su juo susitinku ir galiu pasisveikinti, ką norėjau apie tai pasakyti, kad visą laiką dirbau ir taupiau tos pinigus, niekada nebuvau ant nulio, visą laiką kažkur pas mane, gal mamos čia auklėjimas buvo, įtakos turėjo. Be finansų tikrai būtų sunku padaryti kažkokius sprendimus ir jeigu išsiskiri, neturint pinigų, manau, kad tikrai būtų sunku. Bet tada manau, kad reikia nebijoti prašyti pagalbos, jeigu taip jau atsitinka, kad nesi pasiruošęs. Bet manau, kad labiau reikėtų būti pasiruošus. Taip, nes tikriausiai, jeigu nebūčiau turėjusi kažkokių finansinių pagalvėlių, galbūt nebūčiau galėjusi priimti tokių drastiškų sprendimų savo gyvenime. Tai mane tas labai gelbėjo. Taip, man nuo to mažiau neskaudėjo, bet aš galėjau sąmoningai nuspręsti, ko aš noriu, ką toleruoju, ko netoleruoju. Taip. Jeigu būtų buvę kitaip, kas ten žino, kaip būtų pasisukę ir tikriausiai, nežinau, psichiatriniai gulėčiau jau. O tu gali drąsiai teigti, kad nebuvai priklausoma nuo vyro finansiškai? Niekada? Kaip pažiūrėsi, aš niekada neneigiau ir niekada nesakiau, kad čia yra labai jau blogas dalykas. Faktas, kad buvo gyventa ir vyro namuose, bet taip
kad visiškai neturėčiau pinigų ar nedirbčiau. Gal buvo, kai laukiausi Gabrieliaus, bet ir tai buvo, Gabrielius gimė kovą, aš gegužės gale jau lipau į sceną. Tai mes jau koncertavom. Tai gal per patį laukimąsi, kaip ir buvau priklausoma nuo vyro, sakykime. Kas yra normalu? Kas yra normalu ir, tas priklausoma, irgi tų savo pinigėlių aš kažkiek turėjau, bet, faktas, kad buitiniai kažkokie dalykai, namai. Galiausiai kūdikio besilaukianti mama, tai nėra tik tai viena dėl viso to, kaip čia net nekalta, o atsakinga. Tai yra 2 žmonių projektas. Aš labai norėjau, tai aš kažkaip negalvojau. Pas mane poreikiai apskritai nėra labai dideli. Aš galiu išgyventi ir iš nedidelės tos sumos, sakykime, pagrindinius kažkokius. Tai, aišku, mėgstu ir save palepinti, bet pas mane kažkokių didelių pirkinių, tokių ten rankinukai ar kažkas, nesu aš pametusi galvą ir dėl to džiaugiuosi, nesu šopoholikė ir, moku kontroliuoti savo tos kažkokius norus. Tu moki, bet kažkas įvyko, kad tu taip darai, kad tu skirstai tos savo pinigus. Tai kokią taisyklę savo piniginiai tu vedi? Aš savo taisyklės tokios niekada neturėjau, iki kol nesupažinau su tavim. 50, 30, 20. Tai šitą taisyklę aš ir iš tikrųjų labai teisinga taisyklė ir man jinai patinka, tik aš taip sakau, kad dar ir ta 4 dalis pas mane kažkokia yra. Aš taip mėgstu daugiau paskirstyti ten kažkaip. Kaip gal dabar atrodys juokingai, bet iš tikrųjų ir žiūriu ir tavo storius ir kreipiu dėmesį, ką tu sakai. Ir tuo pačiu, kaip ir sakau, mama mane mokino, nes mano mama labai mokėdavo taupyti ir pirkti, ką reikia. Tai kažkaip iš mamos tikriausiai šitą nuo mažų dienų. Tai mama tau davė tą finansinį tokį raštingumą, patarimą, labai gerai. Davė tą finansinį patarimą, kaip elgtis, kad turėti savo, o tu augini dabar sūnų, ne dukrą. Ką tu sūnui nori perduoti apie pinigus, apie tai, ką tu gal išmokai, bet kitaip? Sūneliui dar sunku su tais pinigų supratimais ir taupimais, bet šiaip tai jis taupo, jis turi savo taupyklę ir jisai ten nemažai prikaupęs ir jisai pats savo norų deda, nors aš jam tikrai leidžiu, sakau, ką tu pirksi. Ne, aš dabar nieko nepirksiu. Nežinau, jis dar pats nežino, kam taupo. Bet jis taupo. Bet jis mato pavyzdį. Bet jis tikriausiai, nežinau, mato pavyzdį, ar tiesiog šiaip gaila leisti jam pinigus, bet turi tą bruožą tikrai, kad nėra, kad išlaidautų. Ir man su juo, sakykime, nuo 2 metų, kada mes jau pradėjome eiti į parduotuvę, tai tie pirmieji, kai sakydavo, oi, krenta vaikas ant žemės, visko nori, pas mus niekada to nebuvo. Vienintelį kartą jis kaip ir bandė, bet aš jam pasakiau, kad tu gali išeiti iš parduotuvės išsirinkęs maks 2 mašinytės, 2 žaisliukus kažkokius. O jis jau ten visą krūvą buvo prisijėmęs. Tai jis nusišluostė ašaras, padėjo ir pasiėmė vieną gal. Ar ten 1 mašinytę, 1 saldainį. Tiesiog, kad aš jam pasakydavau, kiek tu gali pasimti. Šiandien 1 arba šiandien 2. Viskas. Jokių ašarų niekada gyvenime nėra buvę, niekada nekritęs. Po šiai dienai lygiai tas pats. Paklausė, mama, ar tu man galėtum nupirkti futbolo kortelės, nes jisai dabar renka jas. Sakau, ne, šiandien ne, čia mes pirkom, nes ne. Ai, gerai. Nėra, kad isterijų būtų kažkokių, arba būna, sako, aš galiu iš savo taupyklės gal išsiimti, jo, sakau, čia tavo pinigai, tu gali, čia mokinu aš jį. Lygiai taip pat mokykloje duodu tam tikrą pinigų sumą ir sakau, čia tau savaitį, pavyzdžiui. Tai paskui skambina, neskambina, bet yra toks čiatas, kur reikia už ekskursiją kažkokią ten ar muziejų. Gabrielius grįžta, sakau, aš tu duosiu pinigų, tai aš jau, sako, sumokėjau. Koks iš kur? Aš taip, kad jo konkrečiai mokinusi nesu, bet nežinau, čia gal. Žinok, čia yra iš tavęs, tikrai iš tavęs. Arba iš tėčio, nes tėtis irgi verslininkas. Tai kaip ir. Bet tu taupi, tu kaupi ir tu moki, kaip nedrausti, bet teisingai save riboti. Neišlaidauji iš mutkių ir jisai tą mato. Aš manau, kad tu esi puikus pavyzdys jam, tam finansiniam saugumui susikurti. Taip nesinori visko savo čia prisimti visus tos laurus, bet aš taip šiaip pastebiu, kas liečia jo auklėjimą. Niekada apie nieką aš jo neverčiau.
kai ten mamytės kitos konkuruoja, kas vaikščiot pirmesnis pradėjo, kas pradėjo skaityti ir taip toliau. Aš visą laiką turiu tokią nuomonę, kad ateis laikas, jis mokės per pavyzdį kažkokį, matys mane, matys, nežinau, savo aplinką ir jisai paseks tuo geru pavyzdžiu. Tai kol kas taip ir daro, tai jos taip ir bus. Tu, žinok, esi nuostabi mama, aš kasdien galvoju, kaip tu taip sugebi. Jis tave taip myli. Gabrielius tave taip myli ir aš, žinok, taip pavydžiu, aš pati auginu sūnų ir aš galvoju, kaip taip įmanoma, jūs esate geriausi draugai. Taip atrodo, kad jūs esate geriausi draugai. Bet mes ir esame, mes ir pašnekam, ir prieš miegą, ir šiaip visur keliaujam. Jisai, realiai, aš į Vilnių važiuodavau dažyti plaukus, tai pasimdavau krepšiuką ir kartu jį nuo kūdikystės vežiodavau. Man niekada su juo nėra buvo jokių problemų. Kaip tu ruošiesi jo ateičiai? Jis užaugs vieną dieną. Kaupiu. O kodėl tu tą darai? Iš tikrųjų, tai taip visiškai netyčia gal gavosi, kai vyko skyrybos ir nežinau, tiesiog pagalvojau, kad vaikas užaugs, ką aš galėsiu pasiūlyti. Mes kaip ir išsiskyrę, tai nežinau, čia buvo ten daug visokių įvykių, bus, nebus, duos, neduos. Tai kažkaip norėjau iš savo pusės, kad irgi galėčiau vaiko ateity prisidėti ir bent kažkiek palengvinti jo tą gyvenimo pradžią. Aš labai džiaugiuosi, kad tu kaupi ir aš labai laukiu, aišku, nes nori taip pasiekti greitai, bet labai laukiu tos dienos, kada tu išsiimsi tos pinigus ir tu galėsi realiai būti tuo pavyzdžiu, kad padaryta, taupiau, bet yra rezultatas. Man ir pačiai įdomu, aš atrodo kaupiu ir net tikrai ta tokia suma pasirinkta, kad net nejaučiu. Taip. Bet kažkur širdį, giliai, man ramu, kad aš kaupiu, man nesijaučia, bet žinau, kad ramu tiesiog, nežinau, toks geras žodis apibūdina. Ramu, saugu ir aš labai džiaugiuosi, kad tu taip jautiesi. Ką tu galvoji būtent apie tą situaciją, bet aš dažnai matau konsultacijų metu, kai vyrai neleidžia moterims daryti finansinių sprendimų asmeniškai pačioms, pavyzdžiui, neleidžia taupyti vaikui, nes gal aš čia geriau žinau, aš padarysiu ir taip ir nepadaro. Bet ką tu apie tai galvoji, kad aš neleidžiu, tu nedaryk, aš žinau geriau ir gaunasi toks sumenkinimas moters, kad jos sprendimai reiškia nieko verti? Oi, esu ir aš susidūrusi su panašiu atveju gyvenime savo, kai yra draudžiama, kai neleidžiama gal užsimti kažkokią savo norimą veiklą. Nežinau, iš kur pas mane yra tas, kad aš vis tiek dariau savo ir labai džiaugiuosi, nors ir ten kažkas bambėjo, pabambėjo, praėjo, o aš kaip ir dariau savo, padariau ir, kaip ir sakau, šiai dienai jaučiuosi laiminga, nepriklausoma, manęs niekas neišlaiko, nors ir daug kas bando pripiršti, kad čia tą, čia, aš galiu kvėpuoti, aš taip pasakysiu, nei vienuose santykiuose, kad ir kaip čia visiems beatrodytų, nesijaučiu tokia laisva, kokia esu dabar. Taip, gal gyvenau didesniuose namuose ir ten važinėjau naujausią mašiną, bet pinigų sąskaitose ar kišenėje aš tiek neturėjau, kiek turiu dabar. Ir tas finansinė, ta tokia nepriklausomybė ir žinojimas, kad tu esi atsakinga už save, mane veža, man patinka. Ir man taip faina, kad aš galiu susipažinti su bet kuo, man nereikia žiūrėti jo kišenę, ką jis dirba, nedirba. Aš net negalvoju apie tokius dalykus, bet aš niekada apie tai negalvoju. Tik tais palyginimui, kai žinau vieną situaciją ir žinau kitą, aš šiai dienai gyvenu laisviau. Žinai, kai aš tave pažįstu ir žinau, kokia tu esi ir finansiškai tikrai rūpinėsi viskuom pati, maksimaliai, man tikrai nuoširdžiai yra gaila, kad kartais žmonės galvoja kitaip. Ir pikta iš tikrųjų, kodėl moteris vis dar šiais laikais negali būti stiprios. Kažkaip atrodo visiems, kad kažkas išlaiko, kažkas duoda, perka, šelpia. Kodėl taip yra? Kas tokio mumise yra negerai, kad vis dar taip galvojam? Net neįsivaizduoju, iš tikrųjų net neturiu tokio, kad turiu atsakymą. Neįsivaizduoju, nes gal, kad per lengvas gyvenimas atrodo, kad nedirbu kažkokiam prekybos centre nuo ryto iki vakaro. Neini į normalų darbą, reiškia, tai vadinasi, kažkaip priklausoma. Vadinasi, mane turi kažkas išlaikyti. Kas nesusiduria su mūsų darbu, nesupranta kokios sumos, kaip kas. Ir plus aš kai esu tokia taupi, tai nesu išlaidi, aš moku jų ir pasitaupyti. Aš galiu ramiau dirbti, aš galiu
leisti savo nedirbti kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro, kad uždirbti tam tikrą sumą. Tai tiesiog aš taip pasidariau savo tą gyvenimą ir kitiems žmonėms gal sunku suprasti tiesiog, kaip čia jai dabar. Tikrai taip. Čia geresnė. Tikrai taip. Esu gavusi vieną kartą iš savo uošvienės tokią frazę, sako, susirask normalų darbą. Reiškia, aš kažką čia veikiu, kalbinu žmonės, aš dirbu su finansais, kalbu viešoje erdvėje, reiškia, aš iš vis nedirbu ir susiras normalų darbą. Tai dėl ko aš šitą paliečiau temą, nes tikrai taip atrodo kitiem, kad tik pliurpiam Instagram'e ir mes nieko neveikiam, bet kai aš žinau, kiek tai yra daug darbo ir tu pati žinai, tai tu man pasakyk, ar tas buvimas viešoje erdvėje tau padeda susikurti tą finansinį stabilumą, ar visgi priešingai? Žiūrint, kuri veikla, jeigu kalbėti apie sceną, tai faktas, kuo tave daugiau mato, vadinasi, tu esi, egzistuoji ir daugiau užsakymų. Su reklamom lygiai tas pats, kad jeigu tu esi matomas, kalbi, daliniesi savo gyvenimu, tai bus irgi tų užsakymų. Aš kartais pavargstu, atrodo, nuo to tokio matomumo, norėčiau kartais ir galvoju, kaip pavyzdžiui vaiti į tą prekybos centrą, nuo ryto iki vakaro atidirbai, viskas, tau laisvas vakaras. O čia tu turi galvoti vieną komunikaciją, kitą, nusifilmuoji taip, susiruoši, pasidažai, atrodo, kažkam tuštybė, bet toks darbas, čia yra darbas. Čia yra didžiulis darbas. Kiti pasidažo tam, kad pasipuošti šventę, kažkaip pasiruošti, o mum čia jau yra kaip O tu kaip tik svajoji, kad gal jau be makiažo nors vieną dieną pasislėpti į paduškytės. Tai kai turiu laisvą dieną, tai aš būnu be makiažo ir man patinka tiesiog fresh, nieko nesiruošti. Labai daug moterų gyvena toksiškose santykiuose, turi tuos garsiuosius vyrus, kur dabar vadina narcizais, labai jau drąsiai, atvirai. Tai tie toksiniai santykiai, jie egzistuoja ir moteris juose būna. Ką tu manai apie tai? Ar reikia kankintis, nes dėl vaikų, ar reikia gyventi, nes bendra buitis, namai ir finansai, ar visgi brėžti kirsti tą liniją ir stop? Visų pirma, tai matau, kad dabar visur klijuoja narcizas, narcinė asmenybė, bet kam. Bet kam. Ir čia irgi nėra. Aš vieną kartą gyvenimą savo sutikau tokį žmogų ir kas liečia ar būti, tai tikrai ne. Jūsų psichologinė sveikata ir emocinė ir netgi fizinė yra žymiai svarbiau. Negu meilė, pinigai. Kokia čia meilė, čia ne meilė, čia yra tiesiog priklausomybė. Kaip priklausomybė, kažkas turi narkotikam priklausomybę, kažkas turi toksiškiam santykiam priklausomybę, patinka tie visokie kalneliai, kad tai gerai, tai blogai. Manai, kad patinka? Aš manau, kad tai turi patikti, nes kaip tu gali būti ten, kur tau nepatinka. Jeigu tu toleruoji, kiek gerai, vieną kartą gali atleisti, antrą kartą atleisti, trečią. Bet jeigu tu ir toliau ten murkdaisi ir nieko nedarai, vadinasi, tau patinka. Labai yra gera angliška frazė, pabandysiu tik lietuviškai ją pasakyti, kad to, ko tu nekeiti, tu renkiesi. Tai jeigu tu būni tokiuose toksiškose santykiuose, taip, turi praeiti, tu iš pradžių net nesupranti. Faktas, kad ten užsitęsia iki metų, iki 2 gali užsitęsti. Bet anksčiau ar vėliau, tu vis tiek turi pabaigti ir atsigręžti į save. Nebent turi tikrai didžiulių psichologinių problemų, kurias irgi reikia spręsti, kodėl tu vis dar nori būti tose santykiuose, kur tave tiesiog traumuoja ir kenti kiekvieną dieną. Ir dar tai mato vaikai. Ir dar jeigu yra vaikai, tai iš viso baisu, nes dar ir tęsiasi. Aš kitaip galvoju. Galvoju, nereiškia, kad tu neteisi, jog patinka ir renkasi būti. Greičiausiai ir daug tokių ir yra procentaliai, kad patinka būti tose santykiuose, bet man atrodo, kad jos bijo išeiti, nes nebus kur gyventi, nes pinigų nebus, nes aš apie tai galvoju, kad jos bijo. Bet tada renkiesi būti vis tiek ten, nes nėra pinigų, nėra to. Tikrai yra buvo daug, kelios tokios situacijos, kur aš galvojau, gerai, aš vaikui viską pirksiu, pačiai gal reikės pavalgyti grikių. Irgi tokį, ne patį prašiausią pasirinkau variantą, nevižinios kokias kruopas. Tai galvoju, aš savo susispausiu maks, bet mano vaikui nieko netrūks. Bet aš išeisiu iškėlusi galvą,
tai Ir šiukšlių savęs- maišiukais ir man galvoju Ir visiškai nekankinsi. vienodai. Galvoju, aš tikrai užsidirbsiu, aš tikrai padarysiu, bet vėlgi, vieni žmonės mėgsta įeiti į aukos vaidmenį, susigūžti, verkti, savęs kentėti, gailėti, o aš esu tokia, kad aš galiu taip pakentėti parą, 2, bet man tada va toks ir aš į viršų. Ir man principas, kad aš įrodysiu visų pirma savo. Taip. Aišku, yra tas ir toks lengvas Ir keršto kitiem. noras, kad pamatysi, bet iš tikrųjų vis tiek paskui emocijos eina praeina ir tu lieki prieš save. Tai Tikrai man taip. šitas dalykas labiausiai veža, man patinka ir sakau, man kuo blogiau aš to geresnės idėjas generuoju. Tai to aišku ir palinkėčiau ir kitoms to moterims. Tikrai, kai dalinausi tą istoriją, tai belė kiek daug moterų parašė ir vienos 10 metų gyvena ir tas istorijas tikrai esu girdėjus ir suprantu. Ir žinau, kaip emociškai skauda ir patarinėjau, ką daryti, kaip išlipti iš tos būsenos. Pirmiausia, keliamės, einam į dušą, pasidažom. Taip atrodo, pasidažyti tokioje situacijoje. Bet tai antiek padeda, nes tu pradedi ruoštis, tu atrodo jau gražiau veidrodyje. Tu psichologiškai jau save statai ant kojų, tada tu išeini kažkur pasivaikščioti. Nu, aš save taip stačiau, aš žinau, kad tai veikia, bet tu turi judėti, nes jeigu tu gulėsi lovai, nesipraususi ten keletą dienų verksi, tu dar daugiau savęs nekesi, tu negalėsi žiūrėti veidrodį ir sakysi, jo, tikriausiai dėl to jis mane ir paliko, arba ten nenori būti su manim, taip elgiasi, nes aš va tokia, bet jeigu tu pasitemsi, pasidažysi, tu ir veiklos jau šiokios tokios pradedi po truputį save statyti ant kojų ir jeigu taip kiekvieną dieną, tai tikrai gali išlipti, bet tu turi daryti. Laukti, kad kažkas ateis tau užties pagalbos ranką, nu labai naivu. Retai tai būna. Jeigu grįžtum 10 metų atgal, 15, kokį finansinį patarimą sau duotum? Taupyti. Tokį, kokį ir turėjai. Kokį ir turėjau. Iš tikrųjų, nieko kažko labai nekeiščiau, nes visą laiką taupiau. Galbūt mažiau kliaučiausi antrą pusę, nes tikrai buvo tokių momentų gyvenime, kad, nu, tai galiu sau leisti nusipirkti šitą, nes, nu, kaip ir saugu, stogas virš galvos, tai va gal, kad anksčiau būsto neįsigijau savo, gal šito labiausiai, nes tikrai buvo palankesnės sąlygos ir visa kita, kad aš ir taupau, bet ir mėgdavau šiek tiek save palepinti, tai labiau būčiau pasispaudus. Žinai, tavęs klausau ir galvoju, kad kai gyveni šeimoje su vyru santykiuose, tu tarsi turi bijoti, kad reikia pasiruošti. Čia, išsiskirsiu. Taip atrodo, kad reikia dabar taip ruoštis. Nes tu pasakoji, kad būčiau lyg ir ruošusis. Kad ir tuokiantis buvo, nu, čia jau senai tas buvo, tai ir buvo tas, kad klausimų, ar jūs pasirašėte prieš vedybinę sutartį, ar jūs pasirašėte po vedybinę sutartį. Ir aš galvoju, o kam? Taigi aš nesiruošiu skirtis. Mano tokia mąstysena buvo. Šiai dienai aš mielai pasirašyčiau ir netgi reikia pasirašyti tos dalykus, susidėlioti, nes, nu, tai palengvina. Ir nesvarbu, nu, nesiskirsit, aš anksčiau galvodavau, kad tai yra įžeidimas. Neva kažkoks primestas, aišku, iš aplinkos. Arba toks nepasitikėjimas kitam, nu, kitai pusei. Jo, tai buvo anksčiau, bet dabar aš manau, kad viskas yra normalu ir kiek pažįstu žmonių, tai taip ir daro, arba po, arba prieš. Tai... Ir gal apie tai, kad kai tu gyveni, faktas, kad tu nesiruoši skirtis ir tau nėra tokio didžiulio poreikio, nes kaip ir vyras to pasirūpins, aš kalbu ten, pavyzdžiui, automobilis ar namai, nu kaip tu gyveni vienose namuose, tai kaip ir tau nereikia galvoti, gal man nusipirkti tą ar aną, bet savų pinigų reikia turėti, bet kokiu atveju. Aha, ar tu turėjai, ar buvo, ar turi tą finansinį autoritetą, įkvėpėją, kuris tave kasdien įkvėpia dabar arba įkvėpia tuo metu, kad tie tavo finansiniai sprendimai tokie tvirti? Vaiko ateitis, pačios nesitaškymas, žinai, pasileidau plaukus ir po parduotuvės. Aš tokia, sakau, iš prigimties, man nepatinka, aš nesu didelė rūbų maniakė, kad man reikėtų ir to. Yra momentų, bet aš žinau, kiek aš galiu. Dažniausiai būna taip. Jeigu tas momentas, kai noriu išlaidauti, tai išsirenku tą, man tada viskas patinka, nors šiaip nemėgstu apsipirkinėti. Būna tai itin retai. Pasižiūriu ir tai, tingiu, padedu ir išeinu. Tai dažniausiai, manau, taip visi apsipirkimai baigėsi. Ir man gaila, pavyzdžiui, ant savęs leisti. Ant vaiko man negaila.
ant kitų man negaila, pavyzdžiui. Per daug manai, kad išleidi Gabrieliui, ar visgi saikingai? Ne, aš manau, kad saikingai. Nes yra labai daug mamų, kurios man kasdien parašo, sako, kaip man nustoti pirkti šmutkės į vaikų parduotuvę, sako, įeinu ir realiai man reikia, sako, išnešti iš ten, nes aš, tiesiog viską perku. Ne, aš kažkaip labai adekvačiai ir suprantu, kad jo toks amžius, kai jis labai greitai išauga tos rūbus, kai buvo mažesnis, taip norėjosi ir to, ir to, ir to, tada supratau, kad jis tiek nespėja sunešioti tų rūbų, dabar tikrai taip neperku. Aišku, yra tokie didesni pirkiniai, ten pavyzdžiui, kompiuteris, ten VR akiniai ar kažkas, tai kainuoja, bet per gimtadienius, pavyzdžiui. Ir jisai, tarkim, aš jo klausiu dabar, ko tu nori su gimtadieniu? Ai, man mamytė nesvarbu. Man sako, sesės nupieš atvirutę, kad ir negražiai, sako, bus, bet man vis tiek patiks. Koks šaunuolis. Tai jisai nėra, kad jam trūktų kažko ir jisai labai norėtų, jis labai adekvačiai reaguoja ir man nekelia jokių problemų. Aš nuperku rūbus, nuperku tą, ko reikia ir viskas, mes taip ir gyvenam. Aš galvoju, kad tai yra tikrai nuo tavęs, nes yra labai daug tikrai mamų, tėvų, kurie duoda daugybę vaikui visko ir jau per daug ir patys tai supranta, bet tiesiog ir aš manau, kad gadina vaiką, kai per daug. Žiūrint su kokia emocija, nežinau, aš kažkaip, aš gal irgi esu labiau iš tų, kur labiau linkusi palepinti, negu drausti. Bet tu saikingai tą darai, aš kalbu visiškai apie tokį, kur per žaislus tiesiog perlipt kambarį nebegali, reikia antro kambario. Visko būna. Aišku, mes daug esam jau ir atrušiavę jau. Aišku, ir dovanų daug gavę, bet taip, kad eitumėm į parduotuvę ir viską iš eilės griebtumėm, pirktumėm, tikrai taip nėra. Visą laiką tikrai mūsų kiekvienas išėjimas į parduotuvę nepasibaigia su kažkokiu pirkiniu jam, bet jis irgi labai sąmoningas. Jeigu jisai ten rankytę sudėtų, mamytė, prašau, nežinau, ar aš atsilaikyčiau. Nežinau, man šiaip, kas liečia vaiką, labai pasisekė. Bet aš taip aš žinau, kad man viskas taip bus lengvai. Ir kai laukiausi, kai kitos ten sakydavo, kad aš kavos neišgeriu šiltos, ten ar karštos, aš net nemėgstu tos karštos kavos, man gal ir šitas, vaikas mano nesikeldavo ten naktim, aš jį žadint turėdavau. Mes o taip ir einam per tą gyvenimą. Jis mane palaiko, aš jį palaikau, lengvai viskas. Būna, aišku, tų tokių mini kažkokių konfliktukų, bet jie labai greitai išsprendžia ir ten kažkokių šūkavimų, rėkimų, ašarų dėlių tikrai nėra. Tu labai lengva, tu tokia tikra moteris. Mama sakytų sunkaus charakterio. Kad charakteris, jisai tvirtas pas tave, tai patikėk ir jaučiasi ir matosi, bet kad tu taip viską, aš klausausi tavęs kaip pasakos. Ko tu palinkėtum moterims, kurios dabar žiūri tave ir galvoja, kokia jis stipri, išeitų paprastai iš santykių, kurie toksiniai, arba darytų sprendimus greitai ir neverktų. Ko tu palinkėtum? Kas dabar ateina greičiausiai ta mintis į tavo širdį, ką norėtum atiduoti kitoms? Kad savęs visų pirma nespausti. Jeigu ir norisi pasilaikyti šituose kažkokiuose santykiuose, neversti, kad man dabar reikia, nes aš kažkur išgirdau. Praeiti tuos etapus, nes mes kiekvienas praeinam skirtingai. Aš praėjau gal greičiau, už mane gal vyresnė moteris praeis kiek ilgiau, jai reikia, kad susivokti. Mes kiekvienas turim savo tuos limitus, kiek kam ko reikia. Tiesiog stengtis, nepamesti savęs, rūpintis, aišku, savo finansiniu gerbūviu, atsidėti bent po 10 eurų, po 20. Nesvarbu, kad trukdo, kad nors daryti. Šiek tiek kažkur kažką, nes tikrai tas finansinis saugumas jis labai yra svarbus. Tada jūs pamatysit visai kitaip, galėsit daryti kažkokius sprendimus, o tikrai iš širdies eis sprendimai. Kaip gražu. Ačiū tau labai, iš taip toli.